Moterys, kurios laukia 40 metų amžiaus, labai dažnai skundžiasi, kad niekaip nepavyksta numesti nereikalingų kilogramų. Svorio kritimas toks, koks būdavo anksčiau, taikant tam tikras priemonės, dabar nebeveikia ir iš esmės auga papildomi kilogramai ir nebežinau, ką daryti. Maždaug 40 metų organizme pradeda vykti natūralus procesas – raumeninės masės nykimas, dar vadinamas sarkopenija. Visiems tikrai žinoma šis terminas, bet ne visiems žinoma, kad moksliniai tyrimai rodo, kad kas 10 galime netekti apie 3–8% raumenų masės, o jei gyvenimo būdas pasyvus, šis procesas gali vykti dar greičiau. Problema ta, kad dauguma žmonių to nepastebi. Jie mato tik vieną dalyką – svoris krenta vis sunkiau arba iš vis stovi vietoje arba kaip tik auga papildomi kilogramai. Ir tada dažniausiai pasirenkamas klaidingas sprendimas – dar labiau mažinti maistą. Kraštutinės dietos, badavimai, labai mažas kalorijų kiekis, baltymų trūkumas, ilgi tarpai be maisto – visa tai pirmiausia naikina mūsų raumenis, o ne riebalus. Kūnas taupo energiją ir atsisako brangiausio audinio raumenų. Kuo mažiau turime raumenų, tuo lėtesnė medžiagų apykaita. Tai reiškia, kad organizmas sudegina mažiau energijos net ramybės būsenoje. Rezultatas – svorio metimas tampa vis sunkesnis, o grįžimas prie įprasto valgymo dažnai baigėsi svorio augimu. O kur dar? Mažiau raumenų, silpnesni kaulai, blogesnė laikysena, mažiau energijos, mažiau sveikatos. Kalbu iš asmeninės patirties, norint palaikyti pastovų cukraus lygį kraujyje, norint turėti daugiau raumenų negu riebalų, turėti stiprius kaulus, daug energijos ir apskritai sveikatą, tikrai būtina palaikyti raumeninę masę ne per kraštutinės dietas, o per reguliarią, subalansuotą ir sveikatai palankę mitybą. Todėl kalbant apie svorio metimą virš 40 metų, pamirškite tą būdą mažiau valgyti arba laikytis kraštutinių dietų. Išmeskite šį būdą iš galvos. Norint palaikyti pakankamą raumeninę masę, ją saugoti, stiprinti, gauti ne trumpalaikį rezultatą raumenų sąskaitą, bet ilgalaikį rezultatą ir išsaugoti savo sveikatą, tam reikalinga reguliari, sveikatai palanki mityba, kasdieninis baltymų pakankamas kiekis mityboje, jėgos pratimai būtini ir nealinantis sportas, o nuoseklus judėjimas jūsų gyvenime. Net 2–3 kartus per savaitę atliekant jėgos vidinių raumenų stiprinimo pratimus galite sustabdyti raumenų nykimą ir padėti kūnui išlikti teisingos kompozicijos. Ir norint išlikti normalaus kūno svorio, sveikam, energingam, iš esmės būtina galvoti ne apie dietas, ne apie kraštutinius sprendimus, o surasti gerą santykį su savimi. Patiko mano patarimai, nepamiršk spausti like, dalintis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų. O jeigu nori išsaugoti sveikatą ir visą visumą suprasti, kas yra svarbu, norint išlaikyti normalų kūno svorį ir saugoti sveikatą, ateik pas mane į asmeninę sveikatos mentorystę ir holistiniu požiūriu išanalizuosiu tavo sveikatą, teiksiu įžvalgas, rekomendacijas ir veiksmų planą, kokių imtis, kad išsaugoti sveikatą ir kasdien eisiu su tavim sveikesnio tavo gyvenimo link.